Hola todos, sveiki visi. Čia ir vėl mes, Tomas ir Emilė. Šį kartą mes nusprendėme keliauti šiltoje Ispanijoje. Ir čia mes pabandysime parodyti, kaip mums sekėsi. Pirmasis dalykas, kurį sugalvojome, tai buvo nueiti pėsčiomis iš vienos gyvenvietės į kitą. Visų pirma, mes atvažiavome į Torremolinos kurortinį miestelį. Ten truputėlį pavaikščiom ir nusprendėme paragauti tradicinių Andalūzijos patiekalų. Pirma, ką paragavome, tai sardinių el espeto. Buvo žymiai skaniau nei atrodo. Vėliau kitoje pašiūrėje užsisakėme visiems žinomą paeliją. Išragavome maistą ir pradėjome planuotą kelionę iš vienos gyvenvietės į kitą. Maistas susivirškino ir let's go! Eidami priėjome Guadalhorce upę ir tai buvo šiokia tokia kliūtis, nes reikėjo perbristi į kitą upės pusę. Žinoma, mes buvom su telefonais ir videokamera ir kita technika. Gylis labai gilus nebuvo, bet stipri srovė ir gyvatės tarp kojų perėjimą į kitą pusę apsunkino. Kad ir kaip buvo nelengva bristi per gyvačių pilną upę, bei eiti nemažai kilometrų smėliu, tačiau mums pavyko. Mūsų telefonai rodė, kad pajūriu nuėjome apie 21 km. Tai manome, kad visai nemažai. Antroji mūsų diena prasidėjo su automobiliu važiuojant į krokodilų parką. Cocodrilos. Krokodilų parke ilgai neužsibuvome. Pasižvalgėm, pasivaikščiojom, pasidarėm nelabai malonią nuotrauką su krokodiliuku ir keliavome toliau. Sekanti dienos vieta buvo Caminito del Rey. Tai buvo įspūdinga vieta, kur nuostabūs žalieji ežerai susijungia su miškingais kalnais.
Caminito del Rey plotas buvo apie 8 km ir tuo metu buvo apie 37 laipsnius ant saulės. Todėl mes nusprendėm neiti pėsčiomis, o važiuoti su automobiliu. I wish you could be with me right now. But this is so nice, it must be illegal. So take it easy, I'll tell you about it. Privažiavome lankytiną vietelę ir ten išlipome. Žinoma, susiradome vietą, kurioje pasimėgavome maudynėmis ir vaizdais. Tada užsukome į vietinį Caminito del Rey restoranėlį, kur plevėsavo daug gražių vėliavų. Ir žinoma, kaipgi be mūsų trispalvės. Kaulienos nugarinio, kaip kulšinuką. Tikrai įdomiai skamba. O pas Tomą buvo dešrelės su kažkokiu įdomesniu garnyru. Tradiciškai pavalgėm ir keliavom toliau. Mijas miestelis yra Malagos savivaldybėje. Jis įsikūręs pietrytinėje Ispanijos pakrantėje. Miestelis yra kalno šlaite, maždaug 430 metrų aukštyje virš jūros lygio. Jis gali pasigirti 2920 saulės valandų per metus. Mijas Pueblo buvo rami vieta, pas visus veide buvo galima išvysti šypsenas ir pajusti geras emocijas. Čia pardavinėjo įvairius rankų darbo kūrinius, taip pat pardavinėjo įvairius rankų darbo rūbus skirtus vyrams ir moteriams. Bevaikščiodami po miestelį išgirdome gyvą muziką ir žinome nuėjome paklausyti. Susiradę staliuką užsisakėme vietinio ispaniško vyno ir taip užbaigėme antrąją kelionės dieną. Trečioji diena prasidėjo Malagoje. Mes pagal rekomendacijas užsikėlėme ant AC Hotel stogo, susiradome vietelę atsisėsti ir mėgavomės be proto gražiais vaizdais. Vėliau užsimanę pavalgyti užsukome į AC Hotel restoraną. Užsisakėme po jautienos didkepsnį ir laimingi pilnais skrandžiais išėjome. Kur mes einame, mažytė, a? Aš tai einu pajudėti ant stogo kažkokio čia Malagos, nes čia visur gražu čia.